Sveiki visi, dar vieną savaitę ir žiūrim, kągi mes nuveikėm šitą savaitę. Šiandien jau kraustomės ir dingo vyro teisės. Ir spėkit, kur aš jas radau. Tadam! Pupa. Dar čia yra daugybė žetonų, o ten dar kiek žetonų. Man atrodo, aišku, kieno darbas. Mes iš tiesų jau, žinokit, buvom palaidoję, jau buvom visas lovas atkiloję, nes mažoji tiesiog žaisdavo su tom teisėm ir dingo. Visus stalus, lovas, visur ieškojau, visus stalčius ieškojau. Nu tai vat, lovui. Buvo palaidojus. Keliam jum video, kurį jūs dabar žiūrite. Vyras išvažiavo paimti skalbinių, kurio šiandien išvežiau. Galvoju, kaip įdomu, šį kartą grįšiu. Bet jau diena prasidėjo gerai, nes radom teisės, kurias vaikas pradangino. Čia tu. Tai turėtų ir skalbiniam viskas būt gerai. Taip, daiktai jau beveik sukrauti. Rytoj taksas užsakytas. Atvažiavom su mažiau daiktų, bet dabar kažkaip tų daiktų padaugėjo. Buvom su vienu dideliu, vienu mažu, dar atsirado vienas lagaminas, na žodžiu. Bet jau kai būsim galutiniai stotelį ir vyksim namo, tai daug ko nesivešim. Ten vaiko daug daiktų, kur bet kurioje vietoje, mums jeigu nuvažiuosim, vis tiek reikės pirkti. Nu, pavyzdžiui, tą baseinuką netgi pasiėmėm, vaiko naktinį puoduką pasiėmėm, vaiko šalmas. Visi šitie 3 daiktai jau beveik pilnas lagaminas. Bet yra daiktai, kuriuos bet kur nuvykę vėl reikės pirktis iš naujo. Tai pasiskaičiuoja, ar apsimoka pirktis iš naujo ar temptis. Nes, pavyzdžiui, kilimėlį, kur pasikloti paplūdimy, paliekam, nes daug vietos užima, o pirkti yra visur. Tai vat, visokių rankšluošių dar prisidėjo, ką esam nusipirkę. Nu, tokių daiktelių prisidėjo. Be to, labai daug vietos užima mūsų žieminiai rūbai, kurių nereikėjo, kad būtų lagaminio, dabar jau jie turi būti lagaminė. Striukė žieminiai batai, su kuriais atvykom, tai jie užima daug vietų. Lauksim takso, rašė, kad važiuoja, kad viskas gerai, nes kai važiavom į čia, tai, nu, žodžiu, ten su taksi turėjom nesąmonių, net važiavo, kvietėmės kitą, kiti atšaukinėjo, nes rašė, kad jiem per toli važiuoti. Nu, nes dabar irgi su taksu važiuosime apie 2 valandas, tai čia yra kelio, vis tiek yra kelio. Nu ką, laukia kelionė. Pradedam ją. Nežinau, ar minėjau, bet čia eismas vyksta kitą kelio pusę ir vairas kitoj pusėje. Jo, tai reikia dažnai priprast, nes keista būna. Iš Puketo, tai tas Puketas yra didelis šiaip. Dabar jau važiuojam 20 minučių mes jame, tai dar važiuosim pusę valandos, nemažai kamščių. Jo, bet iš Puketo galima visur, kur nori persikelti, labai patogu. Ir šiaip Pukete yra oro uostas, tai faktas, kad Puketas yra toks nemažas. Tai yra tikrai daug turistų ir, pavyzdžiui, kur mes dabar buvom, tai mes buvom vietoje, kur labai mažai turistų. Ir vat, dažnai sako turistai, kad mes norim neturistinių vietų. Tai šiaip, nu, nėra taip, kad tu nori visiškai, kur ir nebūtų pritaikyta turistam, nes vis tiek mes ir to vietinių maisto nesam pripratę ir mes norim vis tiek kažkokių paslaugų, ten rūbus išsiskalbti, kažką, kas jau automatiškai reikalauja, kad tai būtų pritaikyta turistui gyventi. Nes jie tai visai kitaip gyvena, jiem nei šaldytuvų, nei maistas jų kitoks, nu viskas skiriasi. Tai va, tai ten, kur mes gyvenom, tai ten pritaikyta turistam, turistų yra, bet jų nėra tikrai tiek daug, nėra tos tokio masinio turizmo. Ir ten labiau užvaldė tokie skandinavai, vokiečių yra daug, tai va tokie daugiausiai gyvena tam Kualaku, kur mes dabar buvom. Pukete
daug turistų, tikrai daug turistų, daug kas, pavyzdžiui, čia nusileidžia į oro uostą ir kažkur labai toli ir nekeliauja. Dėl to, kad Pukete tikrai yra daug gražių vietų, tikrai yra gražu ką pamatyti. Ir tas turizmas čia yra labai labai plačiai išvedžiotas. O keliausim dabar mes su keltu į salą. Tai ta sala kaip ir Krabi skaitosi. Tai pasižiūrėsim, kaip ten situacija. Pamatysim. Esam, žodžiu, į keltą atvažiavom. Mūsų keltas, sorry. Mūsų keltas dar už valandos. Va yra antri vartai, nusipirkom, taip bilietai atrodo. Dar sumaišę, į Lantą varom. Ir viskas, dabar čia reikia laukti tiesiog. Vienu metu kažkaip buvau išsigandus, kad gal nebus vietoj kelto bilietų pirkti, kad gal reikėjo internetu, pagalvoju, atplauksim, nebus ką pirkti. Bet viskas gerai, buvo bereikalingai išsigąsta. Kelionėse reikia išmokti, šiaip gyvenime reikia išmokti nesusiparinti arba neišsigąsti anksčiau laiko. Tai vat, atsigersim ramiai kavos. Suvalgys, aišku, aš taip visą laiką, Miglė suvalgys desertą. Mažoji išsivaikščios, nes reikia ją išsijudėti. Ir visi būsim laimingi. Mes, žinokit, per visą šitą kelionę dar nesutikom nei vienų lietuvių. Kitaip sakant, niekur negirdėjom nieko šnekant lietuviškai. Bet dabar jau tikiu, kad truputį toksai didesnis turistų srautas atėjęs ir varom į vietas, kur daugiau turistų, tai manau, kad gali būt, kad kažkur sutiksim. Nenuvalyk. Po 2 eurus, žodžiu, visos kavos čia, nes iš 3-7 reikia dalinti, tai po 2 eurus gaunasi. Bandelės irgi maždaug 2 eurai. Kaip keltas, tai jau čia, kaip oro uoste maždaug, brangiau šiek tiek. Bet šiaip keltas čia, prasme, labai gražiai čia viskas sutvarkyta. Nebanėk, nuvalys visas kainas. Nes mes seniau, kur buvom po Samui, gal kai kėlėmės ir tam pačiam Kopangane, kitos salos, tai ten labai kitaip keltas atrodo. Su tokiais laivais plukdo. Galvau, kad iš didesnė. Bet ne. Ir vežimo neleido pasiimti. Kažkaip įsivaizdavom savo keltą biškį didesnį. Mat esam gale prie variklių. Va toks mažytukas. Mechanika vyksta. Reikia suprasti, kad kažkas mūsų laive ne taip dirba, kaip turėtų. Bet gal greit sutaisys, eigoje, plaukiant. Paplaukiam, tada sustoja, vėl pažiūri, vėl pataiso. Kita stotelė mūsų sala. Pipi saloj filmavo su DiCaprio filmą, tai dėl to labai populiari yra. Viskas, atplaukiam, va. Laukiam dar savo vieno lagamino. Va toks, tas jūrų uostas. Va, sugalvojau, kaip čia reikia vadinti.
keltų uostas, jūrų uostas kažkoks tai taip. Ir mūsų mėnesių sala. Nu, žiūrėsim, kaip mums čia seksis, kiek čia būsim, bet fain. Atsikraustėm. Vežimėlių žolynė. Daiktai. Didelė lova. Spinta. Staliukas. Komodėlė. Šaldytuvas. Mūsų virtuvėlė. Turim kaitlentę, mikrobanginę. Ir tualetas su dušu. Atvažiavom į tokios fainą visai parduotuvę namų apyvokos. Esam pirmi gyventojai, tai daug ko labai trūksta ir nėra. Pavyzdžiui, plaut grindim nėra su kuo, ko dar mums reikia. Žodžiu, uodų pas mus daug. Prieš tai neturėjom jokių reikalų su uodai. Tai, buvo ten keletą įkandimų. O dabar, vakar vyras prieš miegą užmušė 7 gal uodus. Ir tai užmigus girdėjosi Tai vat. Kas dar? Nieko, tai atradom, kad tie uodai pas mus patenka per durų apačią. Durų apačioje yra va toks tarpukas į lauką. Nu ir per tą tarpuką pas mus ir eina tie uodai, faktas. Va, lovų, visko yra. Nu kaip senukai čia kokie, sakyčiau. Tai reikia kažkaip tą tarpuką užsidengti, nes sukandžius mus bele kas bus. Pirma diena kitur, pavalgėm pusryčius, pavalgėm restorane, kaviniai, bet sakėm, ne, valgysim kitą kartą namuose, mes patys skaniau dar pasidarom. Bet sekmadienį mes turim tradiciją valgyti blynus, tai gali būti, kad sekmadienį važiuosim ten valgyti blynus. O paprastom dienom labai skaniai namuose pasidarom, bet ten pietus labai skanus, tai pietaut labai šalia mūsų atradom tikrai super vietą. Vakarieniai tenai buvo daug labai žmonių, labai ilgai laukiam, tai vakarienės irgi neapsimoka, bet pietų super. Vyras ieškojo peilio, kad galėtų naudoti atidarimui kokosų, kad galėtum juos gerti. Nes tie namuose peiliai, kur yra, tie visi yra per silpni. O reikia tokio, kur būtų didelės galios, toksai su jėga, kad, žodžiu, stipraus reikia. Čia nieko nėra, kas įdomus kėdutis. Tokius tik tai. Trūksta ten tokių lentynų, nėra ten kur ką susidėti. Tai biški trūkumas yra tokių dalykėlių. Va tas ir yra, kai esi pirmas gyventojas, tai dar turi susikurti tą visą. O kai jau esi kažkelintas, tai jau būna daug ir palikta daiktų. Dabar viską vakar apsipirkom nuo druskos iki ir tualetinio, visko, nes, žodžiu, nieko nebuvo, tai visko reikėjo susipirkti, bet gerai viskas. Susipirkom. Vyksta išbandymas naujo peilio, mečetės. Mečetės. Va, net rankena metalinė. Visa iš vieno. Iš vieno metalo. Atėjo ausytė ir tu. Pasitrauk čia atsargiai dabar. Kai dabarksti su peiliu, tai gali va. Čia su tokiu malkas galima kapoti. Palabiškai atsitrauk. Atsitraukiam. O Jėzau. Capt. O Jėzau. Sa. Reikia stabdyti, supranti. Nu va, ir dabar geri. Nežinau. Dabar labai noras daug kokosų atidarinėti, nes labai smagu. Su peiliu vakar tai vos peilio nesulaužėm.
Jo, vakar va su tokiu bandė atidaryti, tai neįmanoma, jisai per silpnas yra. Kai su tuo dabar atidarinėjo, tai atrodo, kad labai lengva tą kokosą atidaryti, bet čia ne. Čia pas mus yra šalia už lango, žinau, čia matysis, mokykla vaikų. Tai nusivedė vyras mažąją, nes žaidžia kieme labai daug vaikų. Jie čia aitvarus leidžia kažkas ten tokio, tokie 6-mečiai kokie, gal biškai didesni kiti, jo, aitvarus leidžia. Tai sakau, nieko, šiandien su vaikais pažaistu, rytoj paleisim į mokyklą. Nėra čia ko, jau metai yra, negu mokosi. Šiaip labai faina vaikui Tailandas dėl to, kad mūsų Auksė tikrai tokia ir išdrąsėjusi ir, labai, labai smagu. Ir lakstyti, jau dabar toks laikas, kada seniau ištisai reikėdavo būti šalia, nes ne visur nusiversdavo, visur viską, o dabar jau jeigu pasme gali nusisukti. Jau dabar gali nusisukti ir pasitikėti, kad tą minutę, jeigu ten nėra kažkokių laiptų kažko, kad bus viskas gerai. Tai vat, jau matau, šnekasi. Jinai, jeigu gyvūną pamato, tai šnekina, vaikus labai šnekina. Na jo. Fainai. Leisim į mokyklą, sakau, tikrai. Va ten čia pas mus bananas auga. Na, žodžiu, nesimatys už banano. Tai va, atidarė vyras kokosą ir išlėkė su mažaja, kol yra vaikų. Apie mūsų šitus apartamentus, tai viską čia susipirkom, ko reikia ir jau dabar priprasim, bus faina. Bet koks dalykas buvo, kad mes išvažiavom ir grįžtam ir žiūrim raktą spinoj, kažkas pas mus yra mūsų namuose. Atsidarom ir viskas sutvarkyta, rankšluošiai čia į rožytę sulankstyti, o grindys išplautos. Tai va, kodėl čia nebuvo šluotos? Dėl to, kad pasirodo, čia mums tvarkys tos namus. Mes kažkaip, kai metukai nežinojom, ten, kai gyvenom, tai nieks mums jų netvarkė. Tai labai smagu, čia savininkas yra švedas, prieš tai gyvenom pas Norvegą, dabar gyvenom pas švedą, tai jisai turi viešbutį šalia, tai manau, dėl to jam yra nesudėtinga atsiųsti moterytę, sutvarkyti ir pačiam ramu, kad nebus taip, kad, žodžiu, tvarkingai gyvensim. Fainai labai, tai pagyvenom pas Norvegą, dabar pas švedą, šiaip šita Kolanta sala yra daug švedų labai. Sakė, yra net 2 privačios švedų mokyklos, tai sala nedidelė, o švedų daug ir daug musulmonų iš tiesų. Labai skaniai mes valgom irgi musulmonų restorane ir kad daug musulmonų, tai galima suprasti iš to, kad, aišku, matosi su burkom, ar kaip ten vadinasi, daug moterų vaikšto, bet kitas momentas maldai kviečia. Ten kažkokiu laiku gieda tas giesmes, nėra, kad kažkaip nemaloniai girdisi kvietimas maldai, kas būna pas musulmonus. Tai vat, atrodo, ta pati šalis, atvažiavam į kitą vietą, vat kažkaip taip yra, kad kitokia tautybė, kiti papročiai, kiti dalykai. O šiandien rytą pradėjom, šiandien mūsų pirmas rytas šitoj Kolanta saloj, tai atsikėlėm ir bėgom išsimaudyti į jūrą. Tai vat jūrą nubėgti čia 3-5 minutės, jeigu lėtai eini. Tai labai smagu, tikrai. Jo. Rytoj manęs laukia meditacija, apie kurią pasakojau praeitą kartą, kuri apie svajonės. Tai va, dar toksai atrodo dalykėlis, renkam pinigus vaikučią mamų unijai, tai labai smagu, pasidalinsiu, kiek pavyks galiausiai surinkti. Toksai geras jausmas pradėti metus kažką duodant, kažką sukuriant kitiems. Tai labai linkiu ir jums nepamiršti aukoti ir ypač šita jaunatis irgi yra apie tai. Tai kad ir kada žiūrėsit, sausis labai geras mėnuo aukoti, dėl to, kad šiaip energetiškai šnekant, tai labai stipriai išvalo karmą ir atneša, vis laiką grįžta geriu į jūsų gyvenimą. Tai darykit gerus dalykus ir visada būsit apdovanoti. O aš einu žiūrėti, kur ten mano mažojus vyr. Bandom atrasti vietą, kur čia šiandien leisti dieną.
čia tokie labai faini atrodo. Snorkelina. Noriu labai stipriai pasidžiaugti su jumis, kaip mums pavyko per Instagramą, dalinausi šiek tiek ir per YouTube'ą, pakviesti moteris į meditaciją ir surinkti per 4 dienas virš 11 000 paremti vaikus. Nu kažkoks kosmosas iš tiesų, nes medituoti susirinko beveik 900 moterų. Tai tą meditaciją aš vedžiau ir jinai buvo svajonių išsipildymą, jinai buvo sausio 11 dieną. Tai realiai mes pasileidau registraciją sekmadienį, o meditacija vyko ketvirtadienį, tai pasileidau sekmadienį vakare, o ketvirtadienį ryte jau buvo sustabdoma registracija. Tai realiai per 3,5 dienos mes surinkom su moterim Instagrame ir Facebook'e ir YouTube'e, jūs žiūrėjot, virš 11 000. Nu čia yra kosmosas. Aš labai esu dėkinga visoms, kurios prisidėjo, kurios dalyvavo. Po meditacijos atsiliepimai irgi yra kosmosiški, visos labai dėkingos. Tai labai džiaugiuosi, kad mes kartu galime kurti tokius didelius dalykus ir padėti vaikam, padėti silpnesniem ir tai tikrai yra labai didelis dalykas ir labai didelis stebuklas. Aš tikiu, kad ateityje mes dar daugiau gerų dalykų galėsim padaryti. Man labai didelis džiaugsmas, kad visos tos medijos, jos iš tiesų gali suburti žmonės labai dideliem ir geriem tikslam. Ir aš manau, kad tai ir turėtų būti tas didysis tikslas, kurio mes siekiam kartu ir ta didžioji pergalė. Tai labai džiaugiuosi, tikiu, kad kas žiūrit irgi dalyvavot kažkas meditacijoje. Jeigu praleidot, nespėjot arba buvo galbūt neaktualu, tai galbūt kažkada ateityje vėl kartosim. Bet dabar dar aukosim mamų unijai, tai reikėjo prašytiems laišką, dar reikia gauti iš jų pasirašytą dokumentą, žodžių sutartį, kad čia jiem paaukoti visą kitą, viskas ten dokumentų šiek tiek yra. Tai dar viskas procese, bet energetiškai tai wow, žinoti, kad tiek mes galim padaryti ir mes jau rinkom kažkada paramą, tada, kai buvo prasidėję neramumai visi, mes jau rinkom paramą, tada Ukrainai aukojom, pirkom iš tos paramos iš karto maisto produktus ir vežė į Ukrainą. O dabar truputį tokia kitokia akcija. Labai džiaugiuosi. Labai tikrai džiaugiuosi, kad galim daryti kartu gero ir vedančio į priekį, vedančio kitus žmonės jų svajonių išsipildymą. Žinot, kas mane dar labai džiugina, kad šita iniciatyva, kada buvo renkami pinigai vaikams ir kartu kviečiama moteris medituoti, aš manau, net nemanau, o žinau, kad daug moterų meditavo pirmą kartą ir atrado meditaciją. Tai aš labai džiaugiuosi, kad šitas renginys, šita tokia misija paaukok ir pamedituok, paaukok ir už tą auką gauk nemokamai meditaciją gyvai su manim, gavosi, kad moteris nemokamai paaukojusios galėjo išbandyti meditaciją ir tai gavosi priežastimi pirmą kartą pamedituoti ir atrasti save meditacijoje, suprasti, kad čia nėra kažkoks kosmosas ar kažkoks ten labai nerealus dalykas ir kad tai yra visiems prieinama. Tai kas dar neatradot meditacijų, tai būtinai rekomenduoju išbandyti, nes tai yra kas veda į geresnį gyvenimą. Visą laiką susireguliuoti savo mąstymą, savo mintis, dirbti su tuo, visada išves į geresnį gyvenimą. Nes kas kitas, jeigu ne mūsų mintis, mums viską gadina, prikuria visokio negatyvo. Tai kad nesikurtumėt negatyvo, kad kurtumėt gražius dalykus, tai meditaciją labai kviečiu prisijaukinti kiekvienam. Tai šita linksma gaida, kad mes taip susivienijom ir taip padarėm kažką kartu ir taip į priekį išvedėm, tai noriu pasakyti jums ačiū ir užbaigti šitą video. Susitiksim kitą savaitę. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų susitikimų.